Sveikos gražuolės atvykusios į naują mano vlogą. Nekreipkite dėmesio į mano plaukus iš karto, nes tik tai ką tik juos, žinokite, susigarbanojau. Tai noriu tiesiog truputėlį palikti, kol aš juos iššukuosiu. Ir aš šiandien ryte buvau B&M parduotuviai, man atrodo. Ar B&M? Jo. B&M parduotuviai, tai nusipirkau kelis naujus dalykus, taipogi gavau kelias siuntas, tai galvoju, kodėlgi ne, atsidarysime kartu, parodysiu, ką nusipirkau. Neatsimenu, kada tai va iš karto filmavau kitą vlogą, tai vakar užbaigiau vlogą, kurį jau matėte. Ir šiandien, pirmadienį, sugalvojau pradėti naują vlogą jums. Tai labai savimi didžiuojuos. Tikiuosi, kad šie vlogai bus kuriami toliau ir matysite juos dažniau. Ką nusipirkau iš B&M, nusipirkau 2 naujas pagalves. Nežinau, tiesiog man kažkaip pasidarė nebepatogu miegoti ant savo vienos pagalvės. Nors aš turiu lovoje, aišku, 2, bet jeigu vaikai miega, tai man tų pagalvių reikia. Tai nusipirkau dar 2, kurios užsidės ant lovos ir nežinau. Prisižiūriu Instagram'e, TikTok'e visokiausias namų nuotraukas ir kai kelios pagalbės yra sudėtos, daugiau tų pagalbių atrodo netgi ir gražiau yra. Nu tai gal ir ne dėl patogumo tas pagalbės nusipirkau, gal tik tai dėl gražumo. Nu žodžiu, nesvarbu, nusipirkau šitas viešbučio rašo pagalbės, 14 svarų mokėjau už 2. Nusipirkau patalynę, bet žinokite, eisime, užsidėsime ją ant lovos ir žinau, nerašykite man komentarų, kad turėčiau išplauti patalynę pirmą ir tik tai tada dėti ant lovos. Aš esu vienas iš tų žmonių, kur nusiperka naują patalynę ir ją iš karto deda ant lovos. Aš jos neišskalbiu nieko ir žinau, kad belikiek daug žmonių jas liečia ir taip toliau. Man nesvarbu, bet kai įdedi ar tai rūbas, ar tai patalynė, nesvarbu, bet kai įdedi plauti tą naują dalyką, jau išplovusi jisai yra nebenaujas. Tai man patinka pajusti tą naują rūbą, daiktą ar, nežinau, patalynę ir tada tik tai, kai ją sunaudoju, tada dėti plauti. Tai va, tada nusipirkau užtiesalą lovai king size, nežinokite, kaip pas mane pasikeičiau lovą iš 2 į king size, tai dabar pas mane nebėra tų visai jokių patalynių, tai teko prisipirkti naujų. Taipogi nusipirkau 2 diffuserius, labai gražus, nu, man ir turėtų labai skaniai kvepėti, šiaip tai dėl vaizdo nusipirkau, aišku, ir, nu, nežinau kaip čia kvepės, bet šiaip šitas diffuseris labai gražus, va matote, su tokiom gėlytėm, 7 svarus mokėjau ir čia yra buteliukas, kur gali susipilti. Tai šitas yra Amber Linen ir tada nusipirkau šitą. Pažiūrėkite, koks fainas, ką? Tokia materytė ir čia yra vanila muskas, tai turėtų šitą tikrai skaniai kvepėti. Nusipirkau netgi kelis lipnios juostos, nes labai daug siuntų teko pakuoti ir pasibaigė. Nes Vinted sukėliau visus rūbus, tai žiauriai daug pardaviau. Pripirkau vėl tų helovyninius saldainių, nes vaikai beveik visus baigė suvalgyti, o šitie man labai patiko ir parduotuvėje vos ne paskutiniai tokie helovyniniai saldainiai. Tai paėmiau dar kelis, tikiuosi, kad vaikai nesuvalgys iki to helovyno, tada pasiėmiau dušo žėlę, mano šitą mėgstamiausią, kelis paėmiau servetėlės antibakterinės, tada pagalbėm užvilkti tokius 2 paėmiau 4 svarai ir ką dar čia pasiėmiau. Ir pasiėmiau baterijų, nes reikia į moliūgus mes dėsime tokias šviesas, tai reikia baterijų naujų. Tai žodžiu, tokios baterijos ir dabar galim pažiūrėti, ką aš gavau iš siuntų vėlgi. Vėlgi kažką tai atsiuntė man įdomu, kas čia. Ai, čia Halloweenui, žodžiu, dabar prasideda Halloweeno kontentas. Tai turiu Halloweenui. Ir kodėl aš gavau tik tai sparnus, man kažkaip keistai. Gavau tik tai sparnus, bet man atrodo, kad buvo 3 dalių. Keista. Žodžiu, turiu baltus sparnus. Jeigu neteis kitos dalis, tai tada aš jiem nefilmuosiu jokio video. Ir turiu kažkokią tai siuntą iš kiniečių, kas čia. Čia yra vienas iš mano Duke tašyčių, kurias užsisakiau, bet aš jau tokią turiu, tai aš nesuprantu, arba man čia 2 atsiuntė tokias pat, arba nežinau, va, šitą. Aš jau šitą, žinokite, turiu labai fainą, graži ir patogi, tikrai gera kokybė, žinokite, aš savo nešioju vos ne kiekvieną dieną, tai labai rekomenduoju. Čia yra be to šitie dupai, yra iš DH Gate.
Tai pas mane viskas, visos nuorodos yra paliktos tiek mano Instagramo profilyje, tiek mano TikToko profilyje. Galite rasti visų šitų daiktų nuorodas. Nežinau, Lietuvoje Sara Mart gal neveikia, bet DH Gate turėtų tikrai veikti. Tai per ten galite užsakyti, tik tai žinau, kad siuntimas yra labai labai brangus, bet dabar ir Sara Mart irgi pakeitė savo pavadinimą, vadinasi Dupe. Ir taipogi siuntimas sakė, kad yra dabar netgi žymiai brangesnis. Tai va, tiek mano tų pirkinukų, siuntinukų, susipakavau šiandien ryte paskutinės siuntas, kurias reikia išvežti. Mano bagažinė be to yra pilna jau tų siuntų, tai reikia būtinai eiti persirengti. Noriu vieną TikToką nufilmuoti ir lėksime išsiųsti siuntų ir po to nežinau. Šiandien, man atrodo, daugiau nieko kaip ir nefilmuosiu, nes noriu, galbūt dar turėsiu galbūt dar kelias valandas, nes dabar yra jau po 12, o vaikus reikės važiuoti pasimti 3. Reikia dar maistą būtinai nuvažiuoti nusipirkti, nes vakar buvome moliūgų toj kaip ir ten ne ferma, tokia kaip ir ferma, sakyčiau, moliūgų skinti važiavome, fotkės darytis, tai jo, pasivaikščiom po tą visą jų fermą, tai moliūgų labai labai daug ten buvo, kur mes buvom vakar, tai jėzau, vaikai kokia murzini buvo, mašina visa murzina, tai norėčiau ją apsivalyti, bet šiandien turbūt laiko neturėsiu tam padaryti. Bet tikrai manau, kad šią savaitę išsivalysiu mašiną vėlgi, nes jinai tokia graži švari buvo, o dabar visa murzina ir lijo lietus ir dumblina nuo vakar, tų moliūgų visokiausių, tai reikia išsivalyti mašiną būtinai. Vaikų kambarį rūbus reikia būtinai perinkti ir nežinau, kiek aš spėsiu šiandien pasidaryti, kol vaikai mokykloje yra, kiek spėsiu, tiek spėsiu, jeigu ne, tai rytoj pasidarysiu. Visa savaitė yra ir aišku, dar turiu trečiadienį jau esu užsirašiusi visus TikTokus, reikia būtinai pabaigti nufilmuoti šią savaitę, nes siuntų yra belė kiek daug prisikrovę, kuriuos reikia būtinai irgi sufilmuoti, kai kurie yra netgi... Kai kurios yra mokamos reklamos, kur tikrai reikia būtinai irgi nufilmuoti šią savaitę, nes kitą savaitę jau penktadienį viskas išvažiuojam su vaikais atostogų, tai net nebebus laiko, aš dar noriu lagaminą susipakuoti, nufilmuoti jums. Tai darbų tikrai yra labai daug ir aš noriu per šią savaitę ir kitą savaitę viską pasidaryti, kad po to galėčiau tiesiog... Paspaudi mygtuką, įkeli ir nieko nebereikia daryti ir galėsiu aš savo atostogauti. Man patinka pasiruošti viską, tiek video visus susikelti, tiek postus susikelti ir pasirašyti viską, susidėlioti ir kad kai jau aš atostogauju, man nebereikia nieko galvoti, ką rašyti, kur ką dėti, jau viskas yra sukelta, tik tai paspaudi įkelti ir viskas ir jau būna live. Nu ką, kelios minutės ir outfitukas nufilmuotas, viskas sudėta į vietas. Aišku, apart mano salionas, tai nežinau, kada aš susitvarkysiu, bet, va, kaip atrodo, tiesiog paprastai, labai casual ir tokie outfitukai, žinokite, visiems labai labai patinka viskas, o dabar lėkiu išsiųsti siuntų ir tada važiuosime apsipirkti maisto, nes, neatsimenu, kada aš jį pirkau, tai reikia būtinai nuvažiuoti keliom dienom tik tai apsipirkti, o po to, jeigu reikės, nusipirksiu dar. Na ką, maistą apsipirkau, kiek valandų, be 4 minučių 2, tai turiu laiko grįžti namo, viską išsipakuoti, nusipirkau 3 didelius moliūgus, tai viską susidėsiu, reikia rankas nusplauti, nes moliūgus lėčiau, tai visos dulkinos dabar, tai jo, lėksim namo, maistą sudėsiu kažką greitai užkąsiu, nes labai noriu valgyti pati, nusipirkau proteininių jogurtų, tai jaučiu suvalgiusi vieną jogurtą, noriu lovą dar greitai pasikloti, pasikeisti patalinę, kol vaikai mokykloje ir manau, kad ir dar reikia suredaguoti vieną TikToką įkelti ir tada jau lėksiu pasimti vaikų iš mokyklos. Ir kažką šiandien vakare irgi pasigaminsime, nežinau ką, dar nesugalvojau, bet nusipirkau visokiausios mėsos. Tai kai grįšiu vakare, nežinau, žiūrėsim, kažką pasigaminsim. Ką nusipirkau, tai manau gal nerodysiu, nes visą laiką rodau, ką aš iš savo tos Aldi prisipirku. Tai žinokite, viskas yra tas pats, nieko aš naujo neperku, išleidau tik tai žymiai daugiau pinigų, 60 su biški svarų, nes maisto kainos, žinokite, yra pas mus pakilusios gerokai, tai jaučiasi dabar vos net dvigubai, atrodo, moki už tą maistą, palyginus seniau man užtekdavo už 30-40 savaitę apsipirkti, o čia apsipirkau 3 dienom už 60 svarų. Tai įsivaizduokite, ant kiek pakilo kainos pas mus. Noriu parodyti moliūgus, kur vakar mes buvom rinkti tų moliūgų. Pažiūrėkite, kokius gražius aš radau moliūgus. Šitas, pavyzdžiui, toks fainas. Šitas irgi toksai mažiukas, visus nusiplovėm vakar viską. Tai visur pasidėję esam, turim truputėlį ir lauke. Ir taipogi nupirkau aš tokius milžiniškus moliūgus, kad galėtų vaikai
daryti veidukus, vienas savo, Meisiui ir Milanai, tai vienas didžiausias, man atrodo, šitas didžiausias buvo 5 svarai, tai gan sakyčiau brangu. Na, pigiau negu ten toj fermai, ten buvo po 12 svarų, man atrodo, didžiausias moliukas tokio dydžio, tai, nu, parduoju truputėlį pigiau. Tai va, tokius man atrodo, 2 tokie, bet visi labai panašaus dydžio, tai 2 kainavo po 2,50, o šitas 5 svarai didžiausias buvo. Nu, tai aišku, dar 10 svarų skaitykit, už moliūgų sumokėjom, tai 50 svarų ant maisto išleidau. Va, mano pietus bus truputėlį, turiu tūnos nuo vakar su sūriu sumaišyta. Šitas proteininis jogurtas labai skanus iš Aldi, labai rekomenduoju, man su rais labai patinka, bet kiti, žinokite, visai ne. Ir vienas šitų batonėlių irgi iš Aldi parduotuvės. Tai va, tokie mano bus pietus. Neišimk dabar kol kas, reikia šituos pirma. Paduok kitą maišą. Paduok kitą maišą. Nu ką, prasideda moliūgų pjaustymas, mano šitas, Meisis jau pradėjo, mes čia nusipirkom vakar, kai buvom moliūgų fermoje toj, tai nusipirkom tokius, čia jau veina toks kaip ir peiliukas, su kuo išimti visą vidų, tai va, visai lengva vaikams su šitais peiliukais, ane? Taip, lengva, nu, aš, man atrodo, taip, aš darysiu savo, bet pirmiausia, aš nusipiešiu, ką aš noriu daryti. Mano moliūgas, pažiūrėkite. Aha, tik reikia nuvalyti šitą tušinuką, nes matosi. Bet iš tolo nesimatys, įdėsim
tas tokias šviesas, kur mes turim. Aš bandžiau žiūrėti per tą internetą, kaip pasidaryti. Tai mano toksai va su dantim. O Meisonas su Milana dar traukia savo sėklas, ane?